Žmonės ją renka dėl skonio, bet senovės žinovai žinojo giliau. Šis grybas tylus, bet galingas organizmo valytojas, ypač nuo parazitų ir virškinimo kančių. Voveraitės paslaptis slypi chinomanuose, ypatingame polisacharide, kuris veikia kaip nematomas spąstai parazitams. Kirminai, askaridės, spalinės, kaspinuočiai, lamblijos – visi jie praranda gebėjimą judėti, prisitvirtinti prie žarnyno sienelių, daugintis. Svarbiausia, voveraitė naikina ne tik suaugusius parazitus, bet ir jų kiaušinėlius, ko dažnai nesugeba net stipriausi vaistai. Dėl to liaudyje ji vadinama viena efektyviausių natūralių antiparazitinių priemonių. Valo žarnyną, kepenis, kasą, kraują, šalina toksinus, kuriuos parazitai palieka. Bet jos galia kur kas platesnė. Ji myli skrandį ir žarnyną kaip tikra motina. Gausu skaidulų, gerina peristaltiką, šalina vidurių užkietėjimą, pūtimą, dujas, ramina uždegimus, padeda gastrito, refliukso, opų, kolito, dirgliosios žarnos atveju, regeneruoja gleivinę, stiprina barjerą, kad rūgštys ir bakterijos nebegalėtų pažeisti, maitina gerąsias bakterijas, palaiko sveiką mikrobiomą, gražina harmoniją virškinimui, detoksikuoja, suriša ir šalina sunkiuosius metalus, radionuklidus, pesticidus, šlakus. Viduje tikras lobynas. Beta-gliukanai stiprina imunitetą, vitaminas D ir B grupė saugo nervus, širdį, kaulus, varis, geležis, selenas, gerina kraujotaką, mažina cholesterolį, didina energiją. Ji kovoja su uždegimais visame kūne, saugo kepenis, gerina regėjimą, stiprina organizmą nuo lėtinių ligų. Senovėje lietuviai voveraites džiovindavo, maldavo miltelius, darydavo tinktūras, gėrė nuo parazitų, kepenų silpnumo, bendro nuovargio. Šiandien žinoma, chinomanozė stipriausiai veikia žaliuose ar džiovintose nevirtose grybuose. Aukšta temperatūra ir druska ją silpnina. Todėl antiparazitinis poveikis maksimalus, kai vartojama džiovinta forma arba žali. Šiandien, kai parazitai tyko net kasdienėje duonoje, mėsoje, vandenyje, verta prisiminti. Kartais stipriausia pagalba – geltona, kvepianti, auganti samanose. Voveraitė ne tik grybas, tai auksinis miško draugas, valytojas, gydytojas ir priminimas, kad gamta visada turi atsakymą – ryškų, šiltą ir labai seną.